Nykštys aukštyn, nykštys žemyn. Aktorius pasakoja apie tai, kas tik ką įvyko, rodo pirštą aukštyn, vadinasi viskas yra gerai, rodo žemyn, viskas yra blogai, iškart per vidurį, per vidurį. Iš kur jisai tik atvyko? Gimdymo namų. Iš gimdymo namų. Noriu tikrai pasidžiaugti šitą naujieną, mano žmona gimdymo namuose. Kaip sakyt, sulaukė, mes kartu sulaukė mergaitės ir įsivaizduokit, man džiaugsmas iš karto į nerimą. Aš galvoju, jeigu mergaitė, aš kažkaip labiau norėjau tai berniuko, mergaitė ir ištekinti reiks. Iš karto suprantant, nors ir gimdymo namuose džiaugsmas šalia, bet ir liūdesys ir nerimas. Ir tada vėlgi sako, man gydytojas palaiminta čia mergaitė. Buvo toksai ženklas, kad bus labai laiminga, viskas bus labai gerai. Ir aš taip galvoju, ką žinai, čia ne kažkoks blėbas. Kad tik tai nebūtų kokių tai, žinot, nesusipratimų. Ir ne, pasirodo ne, viskas gerai, apgamėlis ant peties kaip ir pas mane, o čia yra mūsų šeimos laimės ženklas, apgamėlis. Pas senelį buvo, pas mano tėvą buvo, pas mane yra, o pas ją kažkoks ne visai ryškus. Aš galvoju, jeigu neryškus, tai ką, genai reiškia iš karto jau nepersiduoda labai normaliai. Tai kaip ir jinai tada neperduos normaliau. Ir aš sakau žmonai, gražutė tu mano. Kaip mes dabar gražiai gyvensim visi laimingai, tu, mūsų mergaitė, aš ir ne, iš kartinai sako, depresijoje, po gimdyminiai, nebendrauja su manim. Ir aš vėl prie jos, jinai nebendrauja, nieko nesako man, ir blankios akis. Blankios akis, supratau, kad gal ir nereikia man iš kartai lyst prie jos. Bet aš vis tiek iš smalsumo vedęs, lygios einu, glostau ją, džiaugiuosi, jinai man puršta tai vieną. Ir aš bučiuoju. Ir mergaitę tą irgi apkabinau, pabučiavau tokia mažytė, susirūkšlėjus, visa gražutė, kaip nei tai ježiukas, nei tai koks žaisliukas. Ir tikrai kaip ežiukas, badas. Neįprasta ir jausmas viduj nerimas, nežinau ką daryti ir galvoju, kas aš tėvas ar ne tėvas. Neapsisprendęs iki galo. Taip, sako, pagaliau jinai atkuto, sako, tu, tėvas, pats laimingiausias, aš pati džiaugsmingiausia, laimingiausia žmona pasaulyje.